Sveiki visi! Šiandien papasakosiu apie radio bangom valdomą katerį. Jis yra skirtas daugiau žvejybai ir kas žvejoja su dugninė meškere, tiem ypatingai, nes jis turi tokią integruotą šėryklėlę, čia pridedam pašaro, nuspaudžiam ant distancinio pulto mygtuką ir tas pašaras pasiskleidžia į jūsų žvejojamą vietą. Tokiu būdu galima pasišerti žuvį nuo kranto savo norimam žvejybos taške. Tai vat, žvejam turėtų toks žaisliukas, praversti. Dabar kas įėjo į komplektaciją? Į komplektaciją įėjo ši raudona tašė, instrukcija, įėjo valas, 0,43 mm valdymo pultelis. Į nuotolinio valdymo pultelį dedas krona. Dar į komplektaciją įėjo akumuliatorius pačiam kateriukui užmaitinti. Štai va toks modelis. Pakrovėjas akumuliatoriui, atsarginės varikliuko sparnuotės ir dar sparnuočių apsauga. Dar į komplektaciją įėjo štai toks prožektoriukas. Jis čia užsisega ant priekio. Tamsoj galima su juo plaukti ir matysis. Dabar pabandykim jį įjungti. Statom akumuliatorių. Štai čia įjungimo mygtukas. Dar yra toks vienas šviesdijodis dugne, keičia spalvas tokias visokias. Jeigu tai gali baidyti žuvis, tai čia galima tą ledą nesudėtingai su kokia lipne juosta užklijuoti, nesimatys jų. Ši talpa atsidaro šio varikliuko pagalba. Kai pultą aš nuo šitaip į vieną pusę arba į kitą pusę nustumiu, tada pradeda sukti šis varikliukas ir atidaro. Principas veikimo manau aiškus. Jeigu noriu į priekį plaukti, turiu abu laikyti į priekį. Jeigu noriu atgal plaukti, abu turiu atgal laikyti, nuspaudęs. Jeigu noriu kažkur į kairę arba į dešinę, tada turiu štai į dešinę plauks, štai į kairę plauks. Tada vienas tik varikliukas sukas. Šitie valdo kiekvieną varikliuką atskirai, išskyrus kai padarau šią kombinaciją, tada indas atsidaro. Dar jo komplektacijoje buvo tokie purslai, tokios plūdės. Šonuose spyruoklės pagalba įsistato. Juos galima išimti. Jie padeda vandenyje išlaikyti šiam kateriukui stabilumą. Štai. Va tokie tie plūdurai. Dar šį kateriuką galima nesudėtingai padaryti kaip belaidžio echoloto pagalbininku. Pririšu prie jo belaidžio echoloto daviklį ir tada nuo kranto valdau aš kateriuką ir matau toje vietoje, kur kateriukas koks dugnas, žuvį rodo, koks gylis. Dar paminėkim, kad šio laivelio ilgis yra 43 cm, plotis su plūdurais 22 cm. Pats laivelis sveria su akumuliatoriais 859 gramai. Dar gal kažkam įdomu, kiek telpa čia to pašaro, panaudosiu ryžių pakelius. Tai vienas pakelis 122 gramai, du pakeliai 245, 3 pakeliai 367. Čia pažiūrėsim, ar sutilps. Taigi, jį telpa apie 400 gramų. Šis laivelis turėtų veikti nuo 2 iki 20 valandų. Priklauso, kaip intensyviai jį naudojate. Maksimalus jo plaukimo greitis 1–2,5 km per valandą. Akumuliatoriai kraunas nuo 3 iki 4 valandų. Veikimo nuotolis nuo 80 iki 300 metrų. Susiruošus vienai dienai į žvejybą turėtų jo pilnai užtekti. Tie akumuliatoriai tą vieną dieną tikrai atlaikys. Visiems ačiū, kad žiūrėjot ir iki!